Alio. Jau aš, man kolegos skambina, ką tik iš apačios, iš tankiečių lipa kareiviai su šautuvais, su ginklais ir eina į mūsų pastatą. Alio. Aš jau eteryje, atakuoja. Girdisi šaudimą iš visų pusių. Nes, žinoma, jums parodė. Ar žinai, kas yra sausio 13? Tai Laisvės gynėjų diena. Laisvės gynėjų diena. Taip, Laisvės diena. Laisvės gynėjų diena. Papasakok, ką žinai apie šią dieną. Žinau, kad mūsų Lietuvos žmonės stengiasi kovoti, kad neužkovotų mūsų televizijos bokštą, kad liktume laisvi. Kad prie televizijos bokšto rinkosi ginti žmonės. Kad rusai okupavo Lietuvą, nušaudė, pervažiavo mūšį, bandė užgrobti televizijos bokštą. Tai, kad buvo nužudyta 13 žmonių. Nu tai, kad prie televizijos bokšto tankai važiavo. Buvo Vilniuje. Rusai norėjo užkariauti televizijos bokštą, bet žmonės, kad ir be ginklų viso to susirinko aplink tą bokštą ir gynė. Kaip manai, kodėl visa Lietuva mini šią dieną? Kad tapome laisvi. Visi iškovojo laisvę. Nes buvo ryžtingų žmonių, kurie stojo prieš tankus. Nes mirė daug žmonių, jaunų, gražių. Manęs rusai puolė. Mes minim žmonės, kurie gynė Lietuvos laisvę prieš Sovietų sąjungą. Nes nori pagerbti mirusiuosius. Kad pagerbtų žmonės, kurie paaukojo savo gyvybę. Kaip tu supranti laisvę? Ką žinau, paprastai gyvenu, laisvai, bet kur galiu keliauti. Mums nieks nieko nesako, ką daryti, ko galima, ko negalima, darom, ką norim. Kad nesu niekam priklausomas. Laisvė tai, kai tu gyveni be jokios kontrolės blogąja prasme. Nu, esam nevaržomi. Jeigu taip atsitiktų dabar, ar gintum Lietuvą? Jo, ginti. Jo. Ne. Taip. Nemanau. Jo? Tai pagimtų. Kodėl? Ką žinau, tiesiog nelabai toksai noras, jie dabar netokie žmonės drąsūs, aš irgi. Nes tai ir mano šalis, aš joje gyvenu. Aš Lietuvos patriotas. Nes čia Lietuva, reikia savo šalį ginti. Muštis nori. Taip, kairė dešinė ir į traumatologinį. Ar prisimenate tą dieną? Be abejo, tą dieną labai gerai prisimenu. Man tada buvo 20 metų ir aš laukiausi savo pirmųjų vaikelio, kuris turėjo gimti kovo mėnesį, o sausio mėnesį vyko šie įvykiai. Tai man, kaip būsimai mamai, iš tiesų buvo labai didelis stresas ir aš visą naktį prasėdėjau prie televizoriaus su įvairiais pamastymais. Kas bus su manim, kas bus su mano kūdikiu būsimu, ar nebus karo, nes buvo didelė baimė. Mano tėvelis buvo išvykęs irgi į Vilnių prie televizijos bokšto. Jis vežė iš Marijampolės visą autobusą žmonių ginti mūsų lietuvybės. Tai buvo nerimas dar didelis ir dėl tėvelio, kaip jam ten sekasi, ar jis grįž gyvas, ar negrįž gyvas. Tuo laiku nebuvo nei mobiliųjų telefonų, nebuvo įmanoma susisiekti, nei kaip ten jiems sekasi, nei ką jie ten daro, kas iš tikrųjų vyksta. Tai buvo tikrai labai neramus laikas, nes vyravo įtampa, baimė, nežinomybė, kas bus su mumis, kas bus su mūsų visa šalimi ir kas mūsų laukia. Taip, puikiai prisimenu, nors tai vyko prieš daugelį metų. Susirinkome visi kaimynai vienoje aplinkoje,
laukėme tų įvykių, stebėjome, sekėme televizijos programą. Vėliau, kai televizijos programą jau nerodė, įsijungėme, radome informaciją, berods iš Sitkūnų radijos stoties buvo transliuojama. Visi tie įvykiai buvo tikrai labai neramu. tą dieną aš tarnavau Sovietų kariuomenėje, demokratinėje Vokietijoje. Kas vyko tiksliai tą dieną nežinojau, nes mes gyvenom informaciniam izoliacijų. Nieko nežinojom, kas vyksta, žinių nematėm, per rusiškas žinias nieko nerodė. Matėm tik kabelinę televiziją ir sužinojau gal po 2 savaičių, kas vyksta sesers laiškų. Kaip tai sakai, žmonės suprato laisvę? Gal, sakyčiau, buvo mažiau materialumo, žmonės labiau rūpėjo dvasiniai dalykai. Tada mes labiausia norėjome, kad mes patys galėtume spręsti savo šalies likimą, turėti savo valiutą, organizuotis patys savo gyvenimą, rinktis savo valdžią ar ne, turėti savo atributiką, savo vėliavą, savo himną ir būti nepriklausoma Lietuva pripažinta pasauliu. Šiais laikais galbūt taip pat žmonės irgi nori laisvės, tik pojūčiai gal truputį kitokie. Dabar ta laisvė suprantama kažkiek kitaip. Manau, kad dabar laisvės pojūtis yra šiek tiek iškreiptas, nes žmonės turi, atrodo, daug laisvių, bet per mažai atsakomybių už save ir už savo šalies ateitį. Manau, kad nevertina to, ką turi žmonės. Kodėl mes minime šią dieną? Mes minime, nes turime prisiminti tuos, kurie žuvo už Lietuvos laisvę tuo metu. Man ypač buvo gaila Loretos Asanavičiūtės, kuri viena iš moterų žuvo gindama, sakysim, televizijos bokštą, buvo pastumta ir sutraiškyta tankų. Nes ši diena yra ir bus mūsų istorijos labai svarbi data. Nes tą dieną taiki žmonių minia pasipriešino ir jie nugalėjo. Tai nugalėjo jų stipri moralė, užsispyrimas ir noras turėti savo šalį laisvą ir nepriklausomą. Ir šita data visada liks tiek mūsų mintyse, tiek ir istorijos vadovėliuose, kurie, manau, minės dar ir mūsų vaikų vaikai ir vaikaičiai. Šią dieną Lietuva iškovojo savo nepriklausomybę ir sugriovė sovietinę imperiją. Jeigu taip atsitiktų dabar, ar gintumėte Lietuvą? Be abejo, kad ginčiau, nes man turbūt nuo mažens įdiegtas tas jausmas, kad čia yra tavo šaknys, kurių tu privalai laikytis ir visada kovoti už tai, ką tu myli, už tai, ką tu gerbi ir nesvarbu, kas atsitiktų, savo nuoširdžiu darbu tu turi prisidėti prie tos lietuvybės išsaugojimo. Na, mano tokia gynybinė pozicija buvo tik tai mintimis. Prie televizijos bokšto nedalyvavau, bet manau, kiekvieno piliečio, Lietuvos piliečio pareiga yra ginti savo tėvynę. Be abejo, aš Lietuvos valstybė atidavęs 32 metus, nekiltų klausimų. Ir šiaip dar noriu pasakyti, kad dalyvavau tada tuo metu laikomose mišiose ir laidotuvėse. Buvau prie katedros aikštės, buvome nuvykę su grupė savo amžiaus žmonių ir tikrai plevėsavo trispalvės ir tiek žuvusių žmonių. Tai verčia mus labai rimtai pagalvoti ir tiesiog visada norėti, kad egzistuotų mūsų Lietuva, kad būtų ji laisva, kad galėtumėm kalbėti lietuviškai, mylėtumėm savo žodį, kraštą, artimus.